Sveiki. Sveiki. Ir vėl mes. Tik šiandien jau turim savo temą. Ir mūsų šiandien tema yra emocinis atstumas. Ir kaip mes tą temą matom, pasidalinsim, kokios būna problemos su to emociniu atstumu, kokia yra situacija apskritai visuomenė ir pas mus šeimoje, kokia situacija, galbūt mūsų santykiai ir kokie galimi sprendimo būdai. Ir ne šiaip čia ugnelė rusena už mūsų. Kuriam romantiką savo ir muzika padeda tą tokį Išlaikyti ramybę ir darną, ne? Romantiką. Taip, apskritai, anksčiau man ta romantika žodis buvo toks labai kažkoks sausas ir aš nesuprasdavau realiai. Šiaip nesuprasdavau. Dabar man pati ugnėjus ta muzika automatiškai aš pradedu jausti ryšį pirmą su savim. Pirmą, gal irgi taip, pradėjau pirmą jausti su savim ryšį ir negali vienas jaustis tiesiog laimingas, kažkaip noris tą ryšį dalintis. Vis tiek. Tai čia, kai norisi dalintis tą gausą, kurią tu pats sukuri iš savęs, tai... Ta meilė dalintis norisi, bet vienas negali savęs mylėti ir tiesiog toks būti kažkaip. Narcizas. Tai va, ir gal kažkas, kai iš mūsų padaro tokį kaip gestą romantikos, tai žvakė uždega, ar tai muzika įjungia, ar iškart vaibas arba padainuoja ir pašoka. Jau tas žmogus užsikūrė liepsnelę viduje, jau kažkokia meilės ir tada užkuria ir kitą žmogų. Tas toks yra pas mus. Tai gal apie tai ir pakalbėsim šiandien, tokia būtų tema. Emocinis šaltumas. Atstumas ir pas mus jo buvo ir praeituose santykiuose to turėjau daug. Pakankamai. Ir tarp pas mus irgi to yra buvę ir mes tai nutolstam, tai atrodo pasišnekam, o tai kur šita bėda, apie ką tai yra ir vėl susigrąžinam tą. Ir vėl jeigu nekūreni tos ugnelės, vėl atrodo nutolsta ir kažkaip. Taip, supratom, tiesiog šitas židinys labai puikiai iliustruoja, ką reiškia palaikyti tą ryšį, tą ugnelę, kad ją reikia įpūsti, įdėti malkų į tą ryšį kasdienį. Jisai neišsilaiko, jeigu tu jo nepalaikai, tos ugnies. Taip, ir gal pradėčiau taip ir santykiuose, ne? Pirmos problemos tokios, kad yra buitis, tokia pirmoji problema. Turiu menį, kad, kaip mūsų situacija, ne? Mes turim 3 vaikus, 2 gyvena su mumis, bet vis tiek 3 vaikus turim, vadinkim tą veiklą, mano, kur reikalauja labai daug dėmesio tam, ir jeigu jos nekurstysi, jinai irgi gęsta ta veikla. Taip, kiekvienas turim savo darbus, kažkokias pareigas, veiklas, užsiėmimus, kurie reikalauja dėmesio, laiko, pastangų, ne? Ir tai galim pavadinti buitim, ne tokį paprastą žodžių buitis, nors... Taip. Ir visi mes tą buitį turim iš tiesų. Ir atrodo, reikia rūpintis ir tuo, ir anuo, ir darbu, ir tvarkai, ir ten, ko tik nereikia rūpintis, ir namu, ir kiemu. Bet žiūri, kad... O santykiai atrodo patys savaime, lyg tai išsilaiko, nes čia viskas čia gerai ir super, mes čia sutarėm. Nesipykstam, atrodo, ten labai išsiaiškinam, čia turim bendrą viziją kažkokią. Taip, mums irgi taip atrodė kažkada, kad viskas čia gerai, ką čia reikia daryti papildomai, ne? Taigi čia viskas tobula pas mus. Bet supratom, kad reikia kūrenti tą židinį, santykių židinį. Turbūt kaip ir kiti būna žmonės, kad pajunta ir mes pajutom tokį, kad tapom kaip nuomininkai, ne? Kai gyveni, viskas patogu, po vienu stogu, va čia tvarkai tą buitį, viskas žiūri, atrodo saugumas yra kažkoks, bet ryšys, jis atrodo nutolęs. Jisai truputį nublanksta, kai tu nieko nedarai su juo papildomai. Jo, čia jeigu, pavyzdžiui, verslas savo neauginsi, tai jisai pradeda gesti, jeigu ten tu žolės nepjausi, žolė užauga ir ten
Na, žodžiu, Kitaip sakant, visi reikalai užgožia tuos santykius, bent jau mūsų pavyzdys taip byloja, kad reikia nepamiršti šitos temos, santykių temos ir ją vis auginti, atkurti ir iš tikrųjų kurti sąmoningą tą ryšį, nes niekur toli nenueisim be to mechaninio susidėliojimo, tarkim, grafiko, kada mums reikėtų susitikti ir aptarti, kaip tu jautiesi, ar viskas yra gerai su tavim, su manim, su mumis. Mes, turbūt labiausiai sunkina pokalbius tas ego matymas tik tai savo pusės ir badymas pirštais į kitą, ar ne? Tu nematei, tu ką nematai, aš ten tu manęs negirdėjai. nelaiminga, aš tau sakiau, tu man, supranti, to badymo labai daug. Aš tau sakiau, tu ten, iš esmės negalima savęs pamiršti, savo poreikių, bet tu negali girdėti tik tai savo priekaištų. Ir kitam tik tai priekaištauti, ne? Tai mes privalom išgirsti kitą žmogų, kokie yra jo poreikiai, kaip jis jaučiasi. Ir tik tada mes galim kurti tą sveiką ryšį iš širdies tokį. Ir ar mes tikrai norim būti kartu, ar čia tik mes apsimetinėjam, kad mes norim būti kartu. Turbūt tai yra esminis klausimas, ar mes tikrai to norim. O tada jau tu daug gali ko padaryti, jeigu tik tai tas noras yra, žinai. Taip. Ir aišku, kai tie santykiai atšąla, tada vakarai taip leidžiami, vienas su telefonu kampe, kitas su telefonu kampe ir jie kiekvienas leidžia laiką savo, bet viduje turbūt yra tuštuma ir kažkoks liūdesys, nes jeigu tu esi vienas ir telefone, tu net nesi su savim, tu kažkur paskendęs apatijai, ne tada tas žmogus apatijoje. Viskas normalu pabūs telefone, galbūt kažkiek ten reikalai ir taip toliau, bet jeigu tai tęsiasi metų metus. Skrolinimai tie. Metų metus su telefonu leidi laiką, tai kaip ir esi santykiai, bet esi vienišas. Tai čia turbūt irgi dažna tema, aš turiu antrą pusę, bet jaučiuosi vienišas. Taip. Ir aišku, kaltinti tai čia turbūt ne kitą, kodėl jisai toksai. Tiek kitas neprisideda turbūt prie tos darnos santykyje, nes jisai irgi skrolina ar ten turi kitų reikalų, bet iš esmės mes abu, ar ne, nekuriam to ryšio, nedarom pastangų, nededam, kad mes susitiktumėm. Bet kažkas vienas turi pabusti iš to ir sakyti, o ką aš galiu dėl to padaryti? Tas, kuris pabunda, turi pabusti ir judinti kitą. Tu nori kažką čia kurti, burti kartu. Mes ką tik abu užmigom, ant kažkokio tai iliuzijos, kad viskas čia gerai. Taip. Viskas čia puikus santykiai, nesipykstant, bet tai yra iliuzija. Taip, mes taip ir buvom biški užmigę. Abu užmiega ir vienas pabunda, sako, nėra viskas čia gerai. Čia nėra gerai. Nebūtinai, kad nėra, bet tai nebus gerai, jeigu taip tęsis toliau. Bet jau nėra, jeigu abudu telefonas sėdi, leidžia vakarus ir tai tekosi kasdieną, tai reiškia, nėra jau gerai. Taip, tai jau grįžom į pokalbį. Ir tai grįžtam prie to, ką dabar daryti su tuo. Tiksliau, per ką mes ėjom, kokios mes darėm sprendimus, kokie mūsų tipsai. Kaip tą ryšį atstatyti, gal ir kaip nepervargti buitį, nes ta buitis labai išsekina. Nes kodėl tas telefonai būna rankose, nes žmogus nori pailsėti.
ne, jam buitis, pasąmoningai taip jisai buitis pripratęs. nuvargina, nuoskaudos, jeigu dar kokios kelios yra, čia man tas ten kažko nepadarė, prašiau, Neišsikalbėjimai. kad ten pakabintų paveikslą, nepakabino, tai žinai, nu, nevykėlis. Nu, turi meni, ir tai kaupiasi kaip nuovargis, kaip įtampa ir žmogus, tada telefonas yra poilsis. Taip, taip. Kažkur telefonai pailsi. Ir ką daryti dabar su tuo? Na, ką mes darėm su tuo ir ką mes toliau darom, nes mes lipam patys ant to pačio grėblio būna. Todėl ir kalbam apie Taip, tai. ir pamirštam kartais, kad susikūrėm savo dienas, kada susitinkam pokalbiui ar pabuvimui tam tokiam Taip. susitikimui vienas su kitu. Gal pirmas dalykas yra, kad po vieno mūsų pokalbio mes nusprendėm skirti savo vieną dieną per savaitę kaip vakarą, kad pabūt kartu. Vieną vakarą per savaitę, visiškas mūsų vakaras, galbūt iki vėlumos, kada vaikai užmiega ir tada tam skirti kad kita diena būtų laisvadienis geriau, kad nebūtų gaila ten papildomos valandos iš gyvenimo. Taip, ir per tą laiką tai esam ir tokių fainų dalykų, kaip pražiūrėjom į akis viens kitam, esam su muzika šokę ir lauke esam, tarsi, kad muzika įsijungia šokam. Tai tiesiog tas tikras laikas kartu, kai darai tai, kas tau patinka, kas gera, ir toks kaip buvimas daugiau, net ne veikla, tai galbūt buvimas, ne? Jo, tai visiškai kartais tų žodžių net nereikia, jeigu dvi širdis susitinka ir 4 akys. Tai... Ir tai atitirpina ledus. Nu, realiai, jeigu tai apšala biškį. Gal kažkam padės, žinai, intimumo valandėlę, gal kažkam pokalbis pralauš ledus. Žiūrėjimas viens kitam į akis, pasidalinimas apie, nežinau, savo dieną. Kokia diena buvo. Kas tau, pavyzdžiui, labiausiai iš tokių pokalbių, kas tau svarbiausia? Iš pokalbių? Kai jo, tarkim, tie pasikalbėjimai mūsų, kas tau yra svarbu? Tai turbūt apie jausmą, apie galbūt, kur aš esu kažką užspaudusi, ar... Nu, bet, matai, mes kai kalbamės dažnai, tai aš kaip ir, man atrodo, nieko nelaikau, kasdienybei man neprisikaupia. Bet jeigu nepalaikomi tie pokalbiai kasdienybei, tai turbūt užsispaudžia žmonės laiko neišsakytų dalykų viens kitam. Ir tada tikrai turi apie ką pasikalbėti turbūt. Bet jeigu neinicijuojami tie susitikimai, tai tie pokalbiai irgi nevyksta. Tai turbūt ir skaudžiausias dalykas poroj, jeigu nevyksta tie pokalbiai tiesiog, kurie yra reikalingi netgi kiekvieną dieną, o ne tik tai vieną dieną per savaitę. Tai nežinau, atsakiau klausimą. O kodėl apskritai tie susitikimai svarbus, nes dažnai du žmonės, jie atrodo būna kartu, gyvena kartu, bet prasilenkia. Susitinka ir prasilenkia, atrodo. Jie net nepasižiūri viens kitam į akis per visą dieną. Ne, arba nes jie atšala. Arba nepaklausia klausimo kažkokio, kaip tu šiandien. Tai ar tu šiandien, nežinau, atsikėlei pailsėjus, ar tu, pavyzdžiui, prisimeni savo sapną? O kartais paklausia, bet jis jaučia, kad tas žmogus neturi laiko tiek tam atsakymui ar giliam išklausimui to žmogaus. Tiesiog mes nepasiruošę esam kasdienybei tiek laiko vieni kitiems. Čia yra turbūt didžiausia problema. Ne? Kad mes pamiršę esam šitą temą kaip esminę santykių problemą. Kad mes visuomeniai nesam skatinami ar taip mokyklose nemokina to emocinio intelekto, kaip sutart santykyje, kad tos kalbos yra būtinos. Nežinau, galbūt yra porų, kurios, nežinau, daug nesikalba, galbūt jiems to ir nereikia, bet nežinau, man atrodo, ypač moterims
gal kartais ir vyrams, o gal visiems reikia tų pokalbių. Čia gal nuo žmogaus priklauso, bet man asmeniškai aš niekur toli nenueičiau be tų pokalbių. Man atrodo, čia santykių pagrindas yra pagrindų pagrindas. Nes, kaip tu gali būti su žmogum, kuris tavęs net nenori girdėti, jausti, suprasti tavęs, tavo vidaus, tavo vidinio pasaulio. Man tik tai taip suprantamas ryšys. Tai va, man svarbiausia, kad tu mane nori, pavyzdžiui, girdėti, išklausyti. Tai skirimas laiko tam. Nes tiesiog, kiek laiko skiriam vienas kito išklausymui. Ne? Vienas kito išklausymui. Kiek minučių per dieną yra skirta? Tai čia pagal poreikį, čia gal kiekvieną dieną nėra būtinybė, jeigu mes bet kada galim išsikalbėti. Bet jeigu mes nesikalbam jau metais, tai ten, man atrodo, visą mėnesį jau galima būtų kalbėtis kiekvieną dieną ir naktį. Suprasti vieni kitus. Kaip tu išskirtum tokį kaip pagarbą? Ir turi minį, kad nuoskaudos labai kyla dėl to, kad yra kažkokia nepagarba kitam žmogui, kažkokia. Taip, būtinai. Kaip tu galvoji apie tą pagarbą? Kaip čia žmonėm, jeigu ryšės atinėjant, kaip per pagarbą tu ryšės atinėtum? Jinai visų pirma turėjo būti nuo pat pradžių santykių, bet jeigu jau nebuvo, tai nežinau, ilgus kelius nutieščiau išpažinčių link, ne pas kunigą, bet, ta prasme, čia labai, labai sunkus kelias, jeigu nebuvo pagarbos iki tam tikro taško, tai labai turbūt būtų sunku susigrąžinti tą sveiką ryšį be pagarbos pagrindo. Pasikalbėti apie tai, kad mes galbūt perlenkėm lazdą kažkur, jau nebėra tokio gražaus draugiško ryšio ir tada pasikalbėjus viską galima spręsti. Manau, kad prisimint, kad jeigu mes jau norim kurti ryšį, tai mes turim mokėti ir gerbti kitą žmogų kaip save gerbti, arba kaip Dievą, žiūrėti kitą žmogų kaip Dievą, kaip Taip, čia yra būtinybė ta pagarba, tai aš su Gedu turbūt vieninteliu jaučiau tą tikrą pagarbą santykyje. Ir turbūt neįmanoma, bet to net santykio statyti. Jeigu pagarbos nepakeisi kitam žmogui, iš esmės turbūt net jeigu kito žmogaus negerbi, tai savęs negerbi. Apskritai, pirmo iš to yra. Negali kito žmogaus gerbti, jeigu savęs negerbi. Čia kita tema turbūt, bet svarbi paminėjime šitos temos. Tai pagarba būtina. Tai ką, pabandom tos tipsus paminėti. Pirmas mūsų tipsas tai skirt bent kokį vieną vakarą per savaitę, pabūt dviese ir nebūtinai kažką labai veikti. Užtenka pabūt, pajaust, prisiliest, apsikabint, nuoširdžiai pasikalbėti. Kartais ir pasipykti labai sveika. Galbūt išsiaiškinti kažkokį dalyką, bet išsirašyti. Išsikalbėti. Galima išrašyti, pavyzdžiui, kažkokius savo skausmus, kurie pas mane yra. Arba galiu išrašyti. Gal per skaudus išsakyti kitam žmogui ar abiem. Tai galima išrašyti, ar ne? Vertybės, kas man svarbu šiuo metu, šiuo mano gyvenimo etapu, kas man svarbu ir pasižiūrėti. Susipažinti iš naujo galima. Tikslai, svajonės, taip, kartu. Tai labai svarbu turėti bent vieną vakarą, vienas su kitu. Ta prasme, vieną vakarą. Bent vieną vakarą per savaitę turėti vieną su kitu. Bent vieną vakarą per savaitę, taip. Ką mes darom su tavim, kurį laiką, ne? Antras dalykas yra, kaip minėjom, pagarba. Pagarbos atstatymas. Jeigu pagarba yra, vadinkim, jeigu ten jau peržengtos ribos, tai sakyčiau, apie tai reikia pasikalbėti ir iš naujo apsispręsti, ar mes norim būti kartu, ar mes einam skirtingais keliais, nes pagarbos nerodymas kitam rodo, kad tu savęs negerbi iš esmės. Apskritai. Ir šiaip, apie tą ryšį.
rodo, kad tu nenori arba nerimtai žiūri į tą santykį. Trečia, pasidėti telefonus. Laiko skirti, kad, kaip čia skaitos, abstinencija nuo telefono, ar kaip ten toks. Iš esmės, laikas be telefono. Ne? Laikas be telefono automatiškai sutvirtina ryšį dviejų žmonių. Prisimint, kad pasidam telefonus arba nenešam į miegamąjį telefoną, kad pabūt be jų, nes jie automatiškai pasiema mūsų dėmesį. Taip. Ir sakyčiau gal, kad ketvirtas šiaip bendros veiklos kartu, kažkokie hobiai, kaip mes su Vaiva dabar sugalvojom kalbėti dviese. Tai gali būti vaikščioti dviese, tai gali būti važinėti dviračių dviese, tai gali būti piešti, rašyti, kurti kažką kartu. Keliauti į gamtą galbūt, gamtoje leisti laiką kartu. Tiesiog kažkokį tai pomėgį, hobį. Susigalvokit, leiskit savo pasvajoti. Mes mėgstam su Vaiva ir pašokti kartu, ir padainuoti kartu. Ir tos dainos, įsileisti muzikos ir padainuoti, ir net pakvailiuoti. Tokį leis savo pabūt vaikiškų, vaikų ir tokio keistuolių, gal sakyčiau. Čia gal mano toks pomėgis, kad tu pasimaivyt, gal aš irgi pasimaivyt mėgstu. Kalbu, kad visi turim savo jo tokių pomėgių iš jausmo kažko tokio. Man dar kas gal ir tau, dėliojimas prioritetų kažkaip. Pavyzdžiui, jeigu aš neturiu energijos, jeigu energija mano kažkaip visai išsirbė mano darbai, mano buitis, aš galiu kaltinti energiją savo, kad neturiu energijos, arba galiu galvoti, kaip energijos gauti santykiams. Jeigu nėra energijos, pavargsta, tai yra būdai gauti energijos, kvėpavimo pratimai, bėgiojimas pats kažkoks, tai tiesiog skirti laiko mankštai, kvėpavimui, meditacijai. Dienos ritualai. Gedas keliasi labai anksti ryte. Tu gal kavos kažkas išgi kaip ritualą ir turi savo, kaip su muzikos paklausai, kaip tu energiją savo atstatai irgi tam tikrų būdų. Ir tada... Taip, čia turbūt reiktų pradėti, kaip galvoti apie tai, kaip tu minėjai, kaip atkurti pirmiausia ryšį su savimi, o tada gali eiti taip pat ir ryšį su kitu žmogumi. Tada bus resursų. Gausim resursų. Bet ir ta vidinė meilė savo, kad, kaip pasakyti, aš negaliu dėmesio skirti tau, jeigu aš dar savo neskyriau. Kaip tu keliesi anksti ryte ir medituoji, kvėpuoji, eini pabėgiot, tu... Iš esmės vis tik resursą atsatinėjau savo. Taip, bet ir kuri vidinį ryšį su savim. Taip, pagarbą savo, kad gerbčiau kitą žmogų. Tai va, čia irgi labai svarbu. Tai va, gal tokie ir būtų tipsai 5. 5 ir buvo toksai apie asmeninius ritualus, asmeninius kažkokius, kaip aš save atstatau arba kokį ryšį su savim kuriu. Kiekvienas turi savo mėgstamus tokius ritualus. Jeigu neturi, gali susikurti. Tai va, tokie galbūt 5 tipsai. Ir gal tada šiandienai šitą temą užbaigsim. Jeigu turit klausimų kažkių mums, jeigu norite kitą temą kažkiek paliesti, kuri jums aktuali, užduot mums klausimą kitoj temai, arba grįžti prie šitos temos, parašykit mums komentarą. Mes mielai apkalbėsim apie tai. Tai va, ačiū uždėmesi. Iki kito karto. Iki.